10 000 sirgalių, čia 4-5 tūkstančiai nusiteikia prieš juos, išskyrus tą 100 maždaug Tel Avivo Maccabi komandos gerbėjų, kurie atvyko palaikyti savo komandos ir ji laimi pirmąjį ginčio kamuolį. Startinis varžovų penketas: Montigo Cummingsas, Estebanas Batista, Terence'as Morrisas dabar su kamuoliu, taip pat nepaminėjau Jotamo Galperino ir Davido Bludentalio. Nepavyksta ištraukti šio kamuolio Jonui Mačiuliui. Žalgirio komandos penketas nesikeičiantis visą šį sezoną. Išskyrus galbūt Lietuvos krepšinio lygos ar Baltijos krepšinio lygos rungtynes, kuriuose kartas nuo karto išimami vieni ar kiti lyderiai. Žalgirio gretose gaunantis pailsėti: Jonas Mačiulis, Dežuanas Kolinsas, Aurelijus Žukauskas dabar pirmuoju bandymu pristabdantis varžovą, tačiau po to pražanga Aurelijus Žukauskui ir taip pat aikštelėje Markusas Braunas bei Paulius Jankūnas. Varžovų problemos yra aiškios ir jos yra susijusios su priekinės linijos žaidėjais. Tai yra Markusas Faizeris ir Nikola Vujčičius negali rungtyniauti. Na ir jeigu Nikola Vujčičius dažniau šį sezoną negali rungtyniauti nei gali, tai Markuso Faizerio netektis yra pakankamai didelė Tel Avivo Maccabi komandai. Kita vertus, ši ekipa bent jau dabar aikštelėje turi du galingus krepšininkus, kurie žaidžia gerai. Terence'as Morrisas apskritai tapo naudingiausių sausio mėnesių krepšininkų Eurolygoje, o Estebanas Batista kiekvieną kartą, kada gauna daugiau minučių, įrodinėjo, jog jis tų minučių yra vertas. Apsigynė Žalgiris nuo pirmosios svečių atakos, dabar pirmoji Žalgirio ataka ir ją taikliu metimu pradeda Markusas Braunas. 2-0. Sužaidus 50 sekundžių šios dienos rungtynėse. Na, Žalgirio komandos atsarginių žaidėjų suolas atrodo toks ilgas. Yra ir Marko Popovičius, ir Mamudų Džiajus, yra ir Damiras Markota, yra ir Mantas Kalnietis, ir Goranas Jurakas, ir Dainis Šalinga. Ir jeigu žiūrėtumėm į pirmasias rungtynes Madride, žingsniai fiksuojami dabar Estebanui Batistai. Ir Rimantas Grigas tose rungtynėse išnaudojo 11 žaidėjų, tuo tarpu jo varžovas Tvičvervas išnaudojo 10 ir dabar tas sąrašas sutrumpėjo, kadangi Graikijoje po 8 minučių rungtynėse traumą gavo ir dabar jau praktiškai iki pat sezono pabaigos iškrito Markusas Faizeris, vienas iš galingesnių ir labai stipriai sudėtų varžovų puolėjų. Na, dabar blokas Aurelijui Žukauskui. Dar vienas patvirtinimas, jog galbūt priekinės linijos gretos nebėra tokios ilgos, tačiau tie krepšininkai, kurie pradėjo rungtynes, yra ne ką mažiau pavojingi ir ne ką mažiau galingi. Na, ir Tel Avivo Maccabi komandos sezoną turbūt irgi galėtumėm dalinti į dvi dalis. Pirmoji dalis ta nesėkmingoji, kada iš 4 pergalių tik tai 2 iškovojo Tel Avivo Maccabi krepšininkai. Galime prisiminti, kaip jie beviltiškai atrodė rungtynėse Vilniuje reguliariajame sezone, tačiau po to, kai baigėsi klubo eksperimentas ir kuomet Odetas Katašas buvo pakeistas kur kas labiau patyrusių Tvičverpų, komandos žaidimas pasikeitė ir pasikeitė ženkliai į gerąją pusę. Pradžiai turbūt čia reikėtų kalbėti apie suintensyvintą gynybą ir didesnį dėmesį žaidimui po savojų krepšiu. Ta gynyba dabar nesustabdo Žalgirio komandos. Dežuanas Kolinsas išveda į priekį vėl Žalgirio krepšininkus ir dabar su kamuoliu Jotamas Galperinas, irgi vienas iš Tel Avivo Maccabi komandos lyderių. Jis ir rezultatyvus ir puikiai skirsto kamuolį savo komandos draugams. Tel Avivo Maccabi krepšininkai reguliariajame sezone pirmavo pagal daugelį statistinių rodiklių, buvo tarp jų ir tolimi metimai. Tiesa, Tel Avivo Maccabi komanda nors ir meta jos taikliai, meta jos beveik dvigubai rečiau nei Kauno Žalgirio ekipa, tačiau jie buvo pirmi po reguliaraus sezono pagal dvitaškių pataikymą, pirmi pagal rezultatyvius perdavimus ir išlieka tokiais ir top 16, net 18 per rungtynes jų atlieka Tel Avivo Maccabi krepšininkai, mėgstantis žaisti greitą ir lengvą krepšinį puolime. Žalgiris rezultatyvių perdavimų atlieka 13, nors jeigu lyginamam pirmosius mačius top 16 varžybose, tai Žalgiris vargu ar būtų pralenkiamas, dėl to, kad Madride žalgiriečiai atliko 20 rezultatyvių perdavimų ir beveik pusė jų, 9 atliko Dežuanas Kolinsas. Dar vienas dabar, kadangi po jo perdavimo Jonas Mačiulis smeigia tritaškį ir vėl išjuda į priekį Kauno Žalgiris. 7-4 sužaidus 3 minutės ir 20 sekundžių šios dienos rungtynėse, kuriuose kol kas svečių komandoje taškus renka vienas krepšininkas, tai yra Estebanas Batista, ir dabar prie jo kompanijos prisijungia Davidas Bludentalis. Žaidėjas, kuris gali pataikyti ir kuris ką tik tai dar kartą patvirtino po jo tritaškio vėl lygiose rungtynėse 7-7.
Braunas iš 3 taškų zonos, atsiprašau, iš 2 taškų zonos. Antrasis Markuso Brauno metimas, antrasis pataikymas. 9-7. Na ir net taip svarbu iš 2 ar 3 taškų zonos metė Markusas Braunas, kiek tai, kad pavyko jam išnaudoti savo komandos draugų užtvaras, pavyko gauti kamuolį ir išmesti jį į krepšį tol, kol varžovai dar nespėjo rimtai patrukdyti. Montygo Cummingsas, na, tokiu Markuso Brauno stiliumi iš labai toli, jau baigiantis atakai skirtam laikui, meta ir pataiko. Atrodo, kad Žalgirio komandos problema kol kas yra gynyba. Ta pati galima pasakyti turbūt ir apie Tel Avivo Maccabi krepšininkus, kol kas abiems